Sveiki gyvi, nukon. Esu naujo vieto, Danes čia buvęs ne pats. Tai čia esu prie tų ekspigino ragą. Va. Tai kas nesat buvę, kas nesat girdėję tokį dalyką, tai čia yra archeologinis paminklas. Į seniausią Lietuvą rasti kapą tarp 3-6 tūkstančių metų ant to spigino ragą. Tai čia prie Biržulio ežero netoli Varnių. Tai šiandien vis video bus susijęs su akmens amžium ir bandys pasigaminti bučių, pasigaminti senovišką patiekalą. Lietuvė pats nevalgy tokį patiekalą akmens amžių, bet valgy kitos vietos. Ir dar nuvažiausiam pas archeologą čia netoli Kasinienį. Jį papasakos mums įdomių dalykų, ko neradai, ko čia tai kas rasti. Į visus kviet žiūrėti, bet prieš tai noriu padėkoti savo kelionės draugo OB Traidenį, Sporto klubo Apelsins, visi, kas paspaud like, pakomentuon, taip pat savo rėmėjams Contribui platformą, Patreon. Aplink Biržulio ežerą iškrasta visokių radinių, kurie siek 10 000 metų prieš Kristus. Čia labai sen radinė. Keliaunam čia į spigino ragą ir pos kilometras. Ledamis dabar į mišką čia. Čia tokie bišklaipta jau. Po lietaus labas slydus. Čia va toks šlapinis yra. Šlaps vėjas čia jau, kad nusilėt virš pataus spigino ragą. Tas spigino ragas buvo salak senes laikas. O dabar yra toks kaip pusėsalis, kaip kalnioksuns yra. Nes čia viskas jau susiformavus tą žemę per tiek 1000 metų. Nežinau, kokia nebūtent, to žmonės laidavo to salų ar atplukdydavo tikriausiai kažką pans. Tai va, tai dabar esam ant spigino rago, čia toks kalnioks ir įsišoks iš karto. Čia tos gražus miškėlis apkirpėjais apsamanuojas, tik tas baisė slydė medė sudėtų ant žemės, bet gali paslys greit. Dabar tas ragas jau į viršų kelst. Tai čia turbūt kažkur sala prasidėjo, toliau paėjus. O viskai iki tol buvo vandau. Nu va, o čia jau yra ragas. Ir virš kiek aukštė jau yra. Nes čia po aukštėjams toks įdomus veit vidurį miškų, iškelėjams toks įdomus. Ir medžias neapaugus veit. Čia turbūt gal specialiai nukirts, nežinau, kodėl čia taip neapaugus, gal prižiūr. Jo, čia toks taks yra. O, kiek augų, bet ne visai prinukus. Va, kokį didom žemaugis. Gigantinis. Nu va, čiobrėlį dar radau. Tai bet galvoju, dar nereims. Gal ras kitur, nes šis tokiai smėlė į visur, tai neturėtų trūkti. Arba tą. Dabar keliausiam prie jau stovyklavim veids, kur ištek virvyt prie Biržulio ežero. Ir ten įsikorsiam jau per naktį. Kaip skaniai kvep. Nu jau vidurvasaris, jau tas bimbala kond. Tai nedažniausiai atsirand vidurį vasaras. Tai. Beko, skaičiau, kad končia rada kokius kapus, kokius žmonės, tai kad, reiškia, išmatau ūgis, kad vyra buvo vidutinė akmens amžiaus, vidutinė ūgis buvo 1,67 m, moterų 1,54 m. Nu, ten nedaug tų radinių, po 4, kiek ten po 5 rast. Bet va, tokie buvo, viena moteriška buvo 1,39. Tokį nedidelį rast to vietą. Nu, tai žmonės nebuvo tokie mažiukai jau akmens amžiau. Tai čia primins, tik akmens amžius čia nuo seniausiai, nuo 12 000 prieš mūsų, prieš Kristų iki nežinau, kiek turbūt, kelių tūkstančių yra. Ir dar toks įdomus dalykas, kad rado tus, reiškia, palaidot žmonės, kapus rado, tai ten buvo papuošti į kapą, nu tai žmonės buvo papuošti, lavoną palaidoti, papuošti dontėms. Tai va, tus dontis tyriniai mokslininkai, archeologą, ir ištyrė, kad daugiausia buvo, reiškia, dontis breidį, taurą ir elnį. Ten beveik atrodo 80% visų radinių. Tai buvo šiek tiek vilka, buvo meškos, bet labai maža, ten keli procentą. Tai va, dažniausiai naudoja, reiškia, tus dontis kanopinį, kurį tikriausiai medžiodavo. Čia kai išėjant, nu labai karšti veisti, tvanku. Nu va, ir atėjom jau veitą. Nu va, čia ištek virvyti. Iš Biržulio ežero. Viena atšaka, kažkur ten toliau kita atšaka yra. Tai tas Biržulio ežeras čia žiauriai išdraskyts ir sovietmečiu bandyts nusausinti ir ten
Posė ežeras švis ir uždumbliais toks, nes bandė pažeminti to lygį vandens, bet nepasisekė, to vandens ką buvo, tai posė ežerą paliek. Dabar tas ežeras uždumbliais tas posė, kur buvo vandens, o kit posė švis yra paaugus nendrinas. Tai ežeras ką buvo didelis, bet dabar tai tragedija išvis. Dar aišku, plus tarša prisidėjo, iš upelį atneždau varnelį iš pačių varnių, ten aplinko dirbam lauko. Nu, sovietmečiu daug buvo visokių eksperimentų, tai va to ežerą tai gražiai čia sugadint, dabar čia praktiškai neprieės, nei niek, visur daug žulių ir tik tą suvalgyti, galėt pasiplaukiuoti. Čia da paminklus ir jų pavandenis ir jų Napolis sukilėliams, 1941 birželio mėnesį. Nu va, kaip į vis laik, geras veids, kur stovyklaun, jeigu ir partizan koks paminklas bus, vadinas gerą veit. Partizaną bet kokį veit nesirinkdau. Va, montro bali bus čia. Dabar gal nelips. Vėliau, užlips, dabar man nieko nereik. Tai va, tai dabar žodžiu, esu vietėlį prisirinksiu ir bandysime pasidaryti bučių. Dar pasistiprinti prieš darbonantis. Tai kon lašinuką į daunėlį šiandien. Nu, įkrinu dar tur. Nu, krina, tai valdiš, kaip sakant, bus kapsalotas, neaštrus aniai. Davėjai sumuštin. Nu, vasar man nemėgstamiausias laiks žygių, nes va pajausiu, kur prie neužšlep nuogarą. Čia netoli Donkalnis, kur rast kapsi ir žiniaus, va, su tokia papušimas, su duntim. Ir čia da palaidot moteris šalia pano, manom specialiai nužudyt, kart su žin. Ta žinis jaunas, 20-25 metų manom. En būčiau pažiūrėti šakėlį. Prisirink kažkur čia. Parsinešiau vitėlių. Reik dabar išsirinkti, kuris naudoti kaip skersinius, kuris naudoti išilginius. Turbūt storiausias gal reiks naudoti kaip išilginius. Nu va, kažkaip dabar bandyti plėsti ir pinti. Bet turi tarim, kad per maža bus skersinių, gal ir ne. Pavyks gal nepavyks, matysim. Ne, musė tep neišės paprasta. Išskietus. Reik daug čia pagalių skersinį, jeigu tep nori. Nu, žodžiu, teka biškį persidaryti į kitą sistemą, tai va pradėsim dabar nu pagaliok paprastų. Versim vien su kitą. Ir pradėsim kaip krėž gaminti. Taip, 4 užmaut, da 1, da 3 lieka. Rytojos padarysiu. Nu, čia bizinį pradėjau gerą mankį. Daug dabar darau, kaip krepšiaus. Matysim, kas čia toliau išsivinios maniai. Nu, okei, dabar pinsiam. Paren lyt. Nu, pradėjo lyt. Tik spėjau pabėgti po pastogį. Neaukės galvoda nelys. Šonu praeis, bet niek. Nu, ko daryti. Palauks, biš gal praeis.
Tos 10. Nu dar vilčių ir, kad nustos lyt, bet nežinau, ar bus įmanom kažkom paveikti, nes bus tik šlepia visur. Bet čia visur, kiek matau, žuolis. Dongus gražus, bet jau reikia vakarienes daryti, nes jau čia temsta. Nu kau, reikia dabar parsinešti vandens. Mačiau, čiubrėlį kažkur yra, reikia parsinešti, pasidaryti arbatų ant vakarą. Gaminsim popas. Tai popas irgi labai senas žinoms ir iš akmens amžiaus, taip pat prieš 5000 metų prieš Kristų. Ir artimuosius rytus rasta. Tai ir mano vaikystė iš tikrųjų labai daug valgydavome su popu. Nu ką, daug valgydavom, kiekvieną praktiškai vasaros pabaigų, rudenį. Su ankštim virdavom, bet aš su ankštim negavau, tai paprast. Tai versiam toks. Tai būdavo paprastai išvirdavom su ankštim, o gal droslydavom visai toks skanis gaudavos. Dabar nežinau, pirktienis, koks šiandien bus. Tai va, šia popas, ir reikia žiūrėti iš šių laikų perspektyvus, tai į baltymų daug, to ir labai sveiks maistas, ir angliavandenių, žodžiu, visapusiškas maistas. Na, aišku, apie visų ankštinį, jeigu primaišys tokį padažų, da kažkon, tai jau naktį šaudysit. O tep, jeigu veinas valgot, be niek, tai reta katapot vidurs, bet aišku, čia vėl nuo žmogaus priklauso. Tai va, bandysim čia tų greitojų būdų. Prigrasinam manim, kad daugo 10 minutų neverti. Reiškia 3 minutės paverti, didros, po to 7, atrodo tep sakė. Tai va, tai žiūrėsim, versim, kaip čia atrodys anus. Nu, nuver 7 minutės, dabar dedam prieskonį. Nu ko, baigi išvirti jau, jį nuimsim. Och tu! Gerai, kad prisilaikiau da surunk. Nu, tetas sak 10 minučių švirt, bet gali daugiau švirt. Atsimenu, seniau tai mes beveik pervirdavom, lubelė net minkšta būdavo. Dabar lubelė tokia keitesnė. Kažkaip nežinau, lyg tai droskas bijau, bet tam ant dros turbūt vien prieskonį. Arba vis droską ant dognui. Kad niek nejautų tos droskas. Supratau. Čia pasėmiau visai nedroskas prieskonis. Kažkokiais prieskonis pasėmiau. Žodžiu, susimaišiau. 2 tokį panašus indėlė yra. Tai čia grina tik tas yra kažkokiais, nežinau, chmėlis sunėlį, kaukazietiški. Barstau, kaip droskas netep negalvoju, kas čia yra nims. Akmens amžių vėlgi valgydavau. Bet droskas tai kokių žulių užsidėjai arba neužsidėjai visai. Droskas nebuvo tikra pas mumis čia, jeigu valgy. Po 11. Nu čia atrodo, kaip įtomsiai, bet dar visoje ekis mato. Šitai žmonės žvejojai. Tai 2 nedidelis lyns pagavo. Mačiau kelis raudelius. Nelaba konsakė. Nu kon, oškose esu mėgot turbūt. Ar bazlų gal dar nedarys.
Dabi iš to vandens atsigers. Prieš mėginį ir kuo daug gerti. Nu, seniau kažkaip skaniau liktai atrodyti, bet normal, kad bedros valga, tai gal nėtų maksimalaus skonio. Nes įprat kažkapas, kad būdavo dros. Nu gera, gal naktį nešaudys. Po privalgys. Nu jau po pieškų rūks išsisklaidė. Nakt buvo iškišt galvą iš hamaka, tai žiaurė visur buvo užtraukta. Žiūr visą prasuoja. Gera, kad bent fototechnik paslėpiau, nes čia po to stogel galų nelys, bet rasa tai čia galinga. Nu ko, pasidarom arbatas ir reik pradėti dėti, nežinau, gal pažvėti, jei dabar 6 valandas. Taip, nesinori lysti šaltą miegmaišį, tu drėgmi. Bet reik, kelnis buvo pasidžiuojęs vakar per senant, sušlapau šiek tiek, bet aišku, nusnyk nesudžiau, neišdžiau, bet dar labiau sušlap, sudrėk. Nu, kūną teks džiovinti. Mandau, tai labai šalts. Aišku, čia po Lietuvos biškį. Naktį irgi šalta buvo. Nedegni degiklis, sudrėkis. Pasišildysiam likusis popas. Dabar jeigu reikėtų laužą kurti, tai tokiu drėgmi būti jau sunku, čia šlapia, bet įmanoma, aišku. Nu, gerat pašil visai. Ale visai suočia, vakar prieš mėg pavalgiau. Tai nelabai noriu dabar valgyti. Ko, vakar prisirinkau čiubrėlių. Čia turbūt mėtas kažkoks. Kaip skaniai čiubrėlė pakvip. Nu, šią popus visai užskaitau toks. Įdomus užkandis. Išep toks mon. Vaikys prisiminims visai skanus. Dabar aišku, jau praktiškai labai reta, kur būna. Aš pats užmačiau prie Monis kioskį pardavinėje. Gatvėje tai portuvė, nežinau, kažin rašas matys da. Kaun atsigėriau arbats. Einu pažvėjoti, užsimest meškerį. Nu, toks apniuoks ryts. Biš pažvėjuosim, pažiūrėsim, kas čia kimba. Nu, uždėjau didės kukurūzą, kad mailis neapžiūta. Čia faktiškai galėčiau visų virvę apsiraišiuoti. Bet jau kitą kartą žinosiu, ką daryti, kokių pagaliok prisirinkti. Jeigu būtų akmens omžiau, tai būtų man šakis. Būčiau numirs be maisto. Nu, gal būčiau rinkėks buvęs, ne žvejys. Tai su bučias būčiau negautis, būčiau ėjęs augų pasirinkti vasarą. Aišku, aktualiau ir žuvis pavasarį barodinka, kitų gerybų nelabai. Nu, darau sparniokų pagavau. Niek čia mandraus nebepagaus turbūt. 8 valandas. Nu, da galėčiau žvejot apsiniauk, bet važiuos pas archeologus dabar. Tem da pašnekėsim apie Biržulio ežerą, apie apylinks, kodėl čia toks nusidomis ir tiem archeologam. Tai persikėlėm dabar pas archeologus ir kalbinu savo kolegą iš Klaipėdos universiteto, Tomą Rimkų. Jis čia kasinėja turbūt ne pirmus metus prie Biržulio ežerą. Tomai, sakyk dabar, tas Biržulio ežeras čia turi daug archeologinių visokių tų paminklų, saugomų vietų. Kuom tas ežeras toks ypatingas, kad čia turim tų visokių tokių dalykų? Yra nemažai archeologinių paminklų, netoli 60 šiuo metu jų yra žinoma, vien tik iš akmens amžiaus.
Ilgą laiką čia archeologai dirbo 20 amžiaus antroji pusėje. Daug prikasė, daug surado, tai dabar labai turim daug darbo, ką veikti, sakykime, laboratorijose. Bet aišku, mums, kaip visada, pritrūksta kažkokių duomenų, informacijos daugiau apie vieną ar kitą vietą, tai atvykstam kasinėti. Tai ir čia dabar esam Kalniškių, vadinamoji Kalniškių gyvenvietėje, šalia tokio garsaus ir labai Europoje žinomo, tarp kitko, akmens amžiaus laidojimo vietos, pavadinimu Donkalniu, čia toks vietinis pavadinimas. Ir šalia Donkalnio yra ant buvusios ežero terasos, tokios aukštumėlės mėlynės, gyveno žmonės. Kaip turim duomenis nuo pat vėlyvo ledynmečio pačios pabaigos, kur mes vadinam finaliniu paleolitu. Tai čia gal žmonėm pasakyk, koks tas metais, kad būtų paprasčiau. Jo, tai čia maždaug iš čia kokius duomenis turim, tai galėtų būti maždaug nuo mūsų dienų skaičiuojant apie 11,5 tūkstančių metų nuo mūsų dienų. Taip. Ir paskui matom žmonių jau labai aktyvų gyvenimą po ledynmečių čia, tai vadinama mezolito laikotarpį, kur čia radiniai pagrindė ir yra, ir paskui mes einam jau į vėlesnius laikotarpius, kuomet atsiranda keramika. O sakyk, Tomai, kaip tau atrodo, būnant pirmykščių žmogum, kodėl čia būtent tuo vietu reikia kurtis? Tai mes ir ieškom atsakymų realiai į tos klausimus, kodėl žmonės čia kūrėsi, ką jie čia veikia. Nes žmonės kūrėsi čia, ant šitos ežero terasos, greta laidojo, ko gero. Ką jie čia veikia, sunku pasakyti, mes bandom tą išsiaiškinti. Bet čia būna visada, toks dalykas, kad mes mokyklą mokinamės, atseit, kad vieta kažkokia turi būti praktiška, ar ne, ar ten ežeras žuvų gal turi, gal miškai čia pilni gyvūnų, gal kažkokios medžiagos yra, nežinau, vis tiek kažkokių prielaidų gal yra čia kažkokių. Jo, prielaidų turim iš kitų aplink Biržulį kasinėtų gyvenviečių. Kaip žinia, Biržulis, kol nebuvo taip nusausintas labai stipriai, tai labai žuvingas ežeras buvo. Ir iš ankstesnių archeologinių kasinėjimų, kaip Daktariškės gyvenvietėse, iš tų pačių akmens amžiaus kapų, iš žmonių kaulų kolageno, matom, kad žuvis buvo labai reikšminga žmonių mityboje. O dabar ta vieta, sakykime, ne čia yra toliau, aš dar parodysiu Donkalnis, tokia irgi kalvelė, sala buvusi, kur laidojo, ten irgi turbūt Europoje, ne viena žemiausių vietų laidojimo. Žinoma, Europoje. Jo, o dabar kodėl šitą vietą būtent pasirinkta, čia manoma, kad buvo gyvenvietė ir ką toj gyvenvietė jūs tikitės rasti kokių patvirtinčių kažkokių dalykų ar kokią hipotezę galbūt turite? Jo, mes, kaip žinia, šita vieta buvo archeologų kasinėta 81 metais, tai pakankamai senai. Mes grįžom čia po daug metų, bet tuo metu archeologai surado ir židinių čia. Tai yra tokios smėlė atsideginčios tamsios dėmės, su angliukais, su kauliukais, su radiniais titnago, kitų uolienų radiniais. Tai mes tikimės irgi surasti ir vieną radom, tokią duobelę jau, susirinkom labai daug mėginių. Tos duobelės slepia tokią informaciją apie augalus, galbūt kažką surasim iš augalų sėklų, gyvūnų kauliukų, kas tie gyvūnai, radiniai titnago ir duomenys. Tai čia taip reikia suprasti, kad ar nebūtinai pastoviai gyvena, turbūt ar ne, tas pirmykštis žmogus jis buvo klajoklis kaip, ar ne? Taip, toks keliauninkas, sakykime. Iššaudo ar ne, išžvejoja. Jo, jis toks keliauninkas buvo aišku laikotarpį, kuomet jis susistodavo sėsliau, ypač ko gero jau po ledynmečių, tas sėslumas matyti ir žvejyba daug ką reiškia. Tai mes dabar jau keliausim prie tų, ką Tomas su komanda rado ir papasakos, kokių čia įdomybių. Pagrindė, ką mes randam, čia tai yra titnago radiniai, skaldytas titnagas, iš titnago pagaminti įrankiai, jų fragmentai, skaldymo titnago atliekos, sakykime, tokios. Toliau keramikos turim, irgi iš įvairių laikotarpių parodysim. Ir degintiniai kauliukai, kur randam nemažai mūsų vadinamuose šurfuose. Tai taip, jeigu žiūrėt, ar ne chronologiškai, kad titnagas turbūt yra pats kažkoks seniausias, ar ne, tas gaminys tikriausiai ne, keramika vėliau, ar ne, o kaulai gali būti iš visur, ne, nes kaulo nėra labai aiškiai ta kilmė, ne iš kur. Jo, kol kas su kaulais turim tokią problemą, kad
Čia labai specifinė, sakykime, tos smėlinė gyvenvietė, kur mes turim tokius maišytus sluoksnius, tai kaulą labai sunku priskirti vienam ar kitam laikotarpiui. Su titnagais truputį lengviau, nes kai kurios formos buvo būdingos, dirbinių formos turiu minty, buvo būdingos tik tam tikram chronologiniam periodui. Tai čia kokios konkrečiai taip? Tai pavyzdžiui, mes turim mezolito laikotarpį, štai šitie vadinami ašmenėliai. Tai yra maždaug tarp 9 ir 5000 metų prieš Kristų. Jūs matot tik tai tokią labai pailgos formos keltelę, ar ne, kur paretušuotas vienas iš šonų. Ir jis niekada nebuvo naudotas žmogaus tiesiog taip rankose laikant. Jis buvo įklijuojamas, įstatomas į kažkokį sudėtingesnį įrankį, kaip pavyzdžiui kaulą, medį galėjo strėlės kokią nors detalę būti. Ir lygiai tas pats. Tai va, tai matom, kad tie ašmenėliai labai būdingi mezolitui tam laikotarpiui. O paskui mes turim ir vadinamų skelčių titnago, tai jau čia stambesnės jos, didesnės, iš jų ir įvairius pjaunamieji įrankiai buvo gaminami. Čia vis tiek ar ne yra apdirbimas kažkoks su kitu titnagu, ar su kom, manoma, su kom apdirbinėdavo tą titnagą taip, nes dabar taip žiūri gražiai, kaip šiuolaikiniai peiliai. Toks taip, labai gražiai, tai jį tiesiog būdavo titnago atskelimas. Specifinės technikos, vienam laikotarpiu labai buvo būdinga tiesiog akmeninis muštukas per titnagą trenkdavo ir atskildavo. Vėlesniais laikotarpiais, ko gero, šita skeltė suformuota nuspaudžiant, stipriai spaudžiant su tam tikra technika titnagą ir atskyla ilga tokia skeltė. Čia turim gremžtuką, jau turbūt mokykloje jau sakoma gremžtukai. Klasika, ne? Jo, kailiams įvairiems. Čia yra nulūžęs vienas galas, jo čia tik tie ašmenys, su kuriais buvo gremžiama kažkas tai. Bet čia titnagas, ne? Čia titnagas, jisai labai lengvas. Baltą spalvą turi vien dėl to, kad yra patina vadinama padengta. Bet čia, sakyčiau, toks labai grakštus įrankis, ne? Nes aš įsivaizduoju, kad ten pirmieji turbūt, arba čia gal yra ištobulinti, ar ne, nes turbūt pirmieji buvo labai grubus rankoje. Jie buvo stambesni, sakykime, buvo tokie gal per pusę delno, gal ir didesni per delną, o čia jau yra technika vėlyvesnio laikotarpio. O daugiau turim dar, čia tokie, sakykime, reprezentatyvesni, mes turim tų titnagų, čia jau ko gero keli šimtai yra surasti. Bet iš įrankių, sakykime, tokie patys pačiausi kol kas štai tokie. Ir toliau turim keramikos. Keramika tai atsiranda Lietuvos teritorijoje pagal dabartinius duomenis, ką mes turim, tai maždaug 5000 metį prieš Kristų. Keramika būdavo kas puodas, pagrindė, ne? Tai pagrindė puodas ir jame jau, kaip ir mes naudojam dubenis įvairius geležinius, ar ne, metalą tai yra. Tai maisto ruošimui, taip ir žmonės tą patį virdavo, kepdavo, bet tos virvelės jau mums iškart suponuoja mintį, kad ko gero čia yra virvelinė keramika. O tai dar tokia mintį, aš nežinau, gal čia iš kitų, kaip sakyti, tai turėjo šiaip pailgėti gal amžius gyvenimo, nes jeigu katile verdė, turbūt apdoroji termiškai, gal ta prasme kaip ir ugnis, turbūt ta šuolė, nėra tokių žinių, ne? Nežinau, gal ir yra, bet čia reikėtų pasidomėti, matyti man atskirai. Apie šitą nesidomėjau, tiesą sakant, kaip žmogaus gyvenimo trukmė keičiasi atsirandant šitiem dalykam. Bet o jeigu taip kalbant apie šitą laikotarpį, ne, tų tyrimų yra net pagal kapus, kiek čia gyvena žmonės, ne? Amžius yra žinoma žmonių. Gyvenimo trukmė. Jo, tai gyvenimo trukmė tikrai nebuvo labai ilga, jeigu ten 30 sulaukdavai, būdavai jau toks kaip ir senjoras, sakykime, bendruomenės. Pagal kapus, ką mes matom. Tai tikrai jauni vyrai, jaunos moteris, vaikai yra palaidoti. Nes tai žymiausia, kaip žinys, ar ne, tai jam ten 20-25 metai, tai apskritai. Taip, jisai tikrai jaunas žmogus buvo, palyginus su mūsų dienom, tai jis jaunas žmogus. Net keista, kaip čia anksti karjerą padarė. 20 metų jau. Kokias priežastis, sakykime, mirties labai sunku kartais pasakyti ten, bet kai kurie žmonės matosi iš antropologų tyrimų, kad ir badavo tikrai, ir sužeidimai visokie buvo. O ką dar gali kažką apie keramiką, gal kažką įdomesnį? Mes turim dar ir matom iš kitų keramikos fragmentų štai tokių. Čia jau skiriasi paviršiaus, sakykime, toks ornamentavimas, gal pavadinti galima. Matot, toks yra brūkšniuotas paviršius. Labai brūkšneliai į vieną pusę subraukyti, tokie
kartais truputį skersai atrodo, štai vat, irgi toks labai neblogas egzempliorius. Štai keramika yra būdinga bronzos amžiui. Vėlyvajam bronzos amžiui arba ankstyvojo bronzos amžiaus pabaigoje jau atsiranda jį. Metais tai būtų maždaug apie tarp maždaug 1200 metų ir 500 metų prieš Kristų. Tai jau turim tokią keramiką. Tai bronzą čia jau reikia laikyti, ar ne, kad jau mes titnaginių atsisakom, ne jau pridedam metalą naudoti? Titnaginių mes neatsisakom, vis dar naudojam akmenį, kaulą, ragą gyvūnų įrankių gamybai. Matom iš įtvirtintų gyvenviečių Lietuvoje ant kalvų, nes žmonės jau pradėjo tvirtintis tuo metu, būtent vėlyvajam bronzos amžiui. Ir saugoti save ir savo bendruomenę turtą. Įrankiai kinta labai, bet medžiagos išlieka, bet prie to pačiu ima atsirasti ir metalinių. Tai yra vario lydinio daiktų, ką mes vadinam bronza iš to laikotarpio būtent. Mano kiek akimis ta vieta, kiek kuo unikali, kad čia yra, reiškia, tas ežeras turbūt buvo labai didelis, nežinai kokio ploto yra. Nežinau, iš tikrųjų, reikėtų pasidomėti geriau, bet važiuojant aplink jį, nes galima tą padaryti. Jo, tai matosi, kad didelis. Jo, nes jeigu ir kas čia vietinės Stervo ežerą, jeigu žinote, Stervas ir Biržulis buvo anksčiau vieni ežerai, vienas ežeras buvo didumo, tai čia tokio dydžio aš neįsivaizduoju, kokia čia galėjo būti. Bet turbūt buvo seklus ir kaip paprastai seklus ežerai ir užauga greit. Bet čia įdomus tos salos likusios yra ir tose salose, ar ne, kiek turbūt yra tų salų buvę, ten išlaidė žmonės. Salų čia yra nemažai ir įdomu tai, kad tik kelios iš jų taip neblogai kasinėtos. Tai viena yra Donkalnis greta, kur dideli tyrimai vyko ir kapai surasti. Kita yra pietiniam ežero gale Spigino sala, kur irgi žmonės laidojusi ir gyveno kažkurio laiko. Yra dar viena sala, vadinamas Kulniko sala. Ten jau nelaidojusi, bet ten gyveno tikrai žmonės, matosi iš medžiagos. Tai ir turim tikrai nemažai daugiau salų, kurias mes čia irgi lankėm, tiesiog šiaip pasižiūrėti ir nekasinėti nieko. Gal į ateitį, sakykim, tą padaryti. Jokių duomenų ten apie archeologinius radinius neturim, bet žinant, kaip žmonės mėgo salose gyventi akmens amžiui, tai labai potencialas yra, kad daugiau galėtų atsirasti įdomių dalykų. Tai man du klausimai iškart kyla, ne, kaip į salą nusigaut, kuo nusigaudavo ir kodėl būtent tose salos laidojimo, gal kokių yra minčių? Tai nusigauti galima, ko gero, tik plaukiant. Tai mes matom iš archeologinių duomenų, gal Lietuvoje mes turim jų mažiau. Iš Šventosios, sakykime, daugiau turim, čia pajūry nemažai luotų surasta medinių. Bet čia nėra? Čia mes iš akmens amžiaus neturim. O negalėjo būti, tiesiog nubrisdavo? Nes jeigu seklus, jeigu sąlygos tinkamos, taip, aišku. Bet jeigu mes nerandam kažkokios tai vandens transporto priemonės, nereiškia, kad jos nebuvo. Nu taip. O atsakant į kitą klausimą, kodėl salose jie laidoja, kodėl jie gyveno, sakykime, irgi, tai čia bus mūsų sekantis projektas, siekiant susisteminti duomenis. Nes tikrai nemažai turim Lietuvoje tokių radimviečių akmens amžiaus, kur matom, kad salos buvo ir juose gyveno ar kažkokią kitokią veiklą. Trumpalaikį, ilgalaikį vykdė. Bet to dėsningumo nėra, nes to akmens amžiaus per mažai yra dėsningumas salose laidoti, pusėsaliuose, salose arčiau vandens. Arčiau vandens, ne, yra tradicija. Yra labai aiškus akmens amžių dėsningumas. Vėliau, kai ateina ta vadinama virvelinė keramika, indoeuropiečiai keičiasi. Jų laidosena yra kitokia. O sakykime, jeigu tas Biržulio ežeras, ne, jis... O Lietuvoje yra dar kažką panašaus tokio ežero, kažkoks toks tipas su tiek daug archeologijų paminklų ar radinių? Yra Lietuvoje, sakykime, Kretuono ežeras, rytų Lietuvoje, tai labai nemažas. Tai ten yra vykę kasinėjimai ilgus metus, gal 30 metų, bijau pameluoti. Reikėtų pasitikslinti, bet taip, labai daug irgi yra surasta. Bet ten irgi salų yra nemažai. Yra ir salų, ir prie krantų ežero kasinėta daug, surasti ir kapai, taip pat, ne tiek, sakykime, kiekių mažesni negu čia Biržulyje, bet taip pat yra akmens amžiaus kapų tenais. Nu ką, ačiū Tomai už informaciją, kad pasidalinai. Malonu labai. Tai ką, jeigu žiūrovam patiks, tai padarysim atskirą tokį
apie kitą kasinėjimą prie Šarnelis, reiškia, ten yra Amerikos ar ne ežeras, Taip. ten turėtų būti žymiai daugiau visko, ar ne? Ten rasime ir gyvūnų kaulų, ir žuvų. Ir žuvų, ir gyvūnų. Nu tai va, tai jeigu, žodžiu, bus susidomėjimas, tai galit parašyti komentaruose, žodžiu, noriu, yra panašią informaciją, kad pateikčiau, tai rašykit. Nu ką, dėkui.